Sveiki, mėlyjeji! Mes nusprendėme atvažiuoti spontaniškai vienoje nakčiai į Palangą ir praleiskite kartu su mumis 24 valandas ir parodysim, kiek kas kainavo, ką veikėme su vaiku. Mes atvykome iš Telšių į Palangą, užtrukom valandą laiko ir mums kelionė pirmyn atgal kainuos apie 15 eurų už viešbutį, kuris yra tiesiog su dviem lovytėm. Sumokėjom už naktį 78 eurus su galimybė atšaukti. Maisto išleidom apie 30 eurų tiesiog užkandžiam visokiem pasimti. Ir dar parodysim, kur eisim, ką veiksim ir kiek išleisim. Nu va, čia yra tokia pas mus lovytė dviguba, sujungta į vieną. Šaldytuvas, mikrobangė, virdulys, turim staliuką ir televizorių. Čia yra tualetas, paėmiau Austėjai dar tą, kad užliptum tualetą patogiai. Yra džiovintuvas, dušą turime. Va. Visai netoli mums jūra yra, apie pusę kilometro eiti, tai visai taip ir netoli. Tai šiandien parodysiu viską, kiek kas kainuoja ir ar jums apsimoka su vaiku atvažiuoti pailsėti į Palangą. Tai galėsite įsivertinti patys. Šiandien yra didieji karščiai, kur šiandien 33 laipsniai, tai ne pačiu laiku atvažiavom, bet ir geresnės progos irgi gali nepasitaikyti. Kiek kainavo? Po eurą 50, mano kainavo. Mano euras 50 ir Austėjos euras 50. Tai 3 eurai gavosi. Pasiėmėm tokius, mėgstam labai San Pellegrino gėrimukus. Kaip ir sakiau, už viską užkandžius ten sumokėjau apie 30 su centais. Tai lentils traškučiai šitą geri, skanus. Juodas šokoladas su riešutais. Sausainiai gaidelio. Dar namuose turime ir morkyčių, ir agurkėlių, ir humuso. Žodžiu, va tokių visokių dalykėlių. Ir jo, paskanausim dabar, biškį reikia energijos atgauti. Pica tai nieko gero. Parodysiu, kad matytumėt situaciją. Palangos picų pridegusi. Kaip sriuba atrodo. Nusipirkom ledų. Ledų kaina buvo 2,50 vienas rutuliukas į tokį indelį. O aš pasiėmiau vafliuką. Vafliukas kainavo, atsargiai karštą. Vafliukas kainavo, iš viso viskas kainavo 6,50. Atėjom į tokį labirintą, Austėja labai norėjo, buvom rate, sumokėjom 15 eurų, o dabar atėjom į labirintą vaikams, čia pusvalandis 9 eurai kainavo. Labas rytas, taip pusryčiavom. Austėja turi spurgų valgo. Aš užsitepiau sumuštinuku su tokiu veganišku užtepėliu. Šiaip labai skani, tokia česnakinė. Agurkiukas. Tai labas rytas, mes jau išvažiavome iš Palangos su Austėja. Dabar į Platelius užsukom, važiuojant link Telšių. Ir užsukom į kavinę pavadinimu Bistro France. Tai labai didelė rekomendacija, labai skanus maistas ir kainos geros. Reikia saulutė dabar. Karštą saulutį. Tai va, tai yra tikrai nemažai pasirinkimo ir vaikams ir dar net kavos užsisakiau su
su avižų pienu buvo kavos, taip, labai faina. Aš šaltibaršių valgiau, buvo su virtom tokiam lupenom bulvėm labai skanios, uždėjo vištienos kepsniukų, bulvyčių, aš kavos va ir sulčių, tai žiūrėsim kiek čia gausis, bet kainos tikrai neblogos. Tai ką, ačiū mylėjai labai, kad žiūrėjote. Nutrauksiu jau filmavimą šiandien, nes po to filmuosiu visas dienas ir nežinau, ką aš čia benufilmuosiu. O norėjau padaryti labiau video apie Palangą. Tai parašysiu, kai jau prie kompo prieisiu redaguoti, ant ekrano, kiek iš viso išleidome Palangoj per 24 valandas. Ir įsivertinsit, ar jums apsimoka važiuoti į Palangą, poilsiauti. Na, o taip pat parašykite komentare, kur galvojate šią vasarą keliauti, pramogauti, į kokius miestus, į kokius kurortus. Būtinai parašykite komentare ir susitiksime kitame video. Iki!